Nu ne, čia kaip turistas važiuoju. Man padarykit, kad toli žemai būtų, kad būčiau greitas. O, dabar greit važiuoju. Oi, ne, nepatogu. Greit. Nepatogu. Nu tai va, tai dabar per balelę įvairią kokia distribucija jaučiasi. Apylygė. Daugmaž apylygė. Apylygė, sakyčiau, jo. Gerai, supratau. Tai, sakykime, mes dabar jau turim tavo poziciją, kur svoris pasilina tolygiai, mes dar vis tiek turim įtampą, tai matosi, kad stumi su pečiais labai, ne? Tai ateina iš to, kad tavo balelis yra truputėlį nestabilus, jis yra mažumus, tai mes galime jas lysti, ne? Tai dabar truputėlį pakelk rankas, dėk rankas ant mano rankų. Taip. Tai dabar bevažiuojant, ne, man reikės, kad tu nuimtum visiškai svorį nuo rankų, kad jis būtų labai, rankas stoja pačioj pozicijai, bet kad būtų labai nedaug svorio ant delnų. Jaučiu, kad slystu į priekį, balnelis tiesiog mane verčia į priekį ir aš atsiduriu tiesiog priekiniai daly balnelio. Taip, tai va, čia kai ką ir kalbėjau, tavo yra smailūs kaulai ant mažumos balnelio, tu nuo jos lysi. Mes tau paieškosim plokštesnio balnelio, su kuriuo tu galėtum, sakykim, labiau išlaikyti su juosmeninio dalim savo viršutinę kūno dalį. Ir kad nesijaustum tai, kad tu taip, kad neverstų tavęs tas balvas skrieja. Dabar truputėlį nuripto dviračio. Tai va, čia yra balnelis egzempliorius, matom, jis yra labai nuožulnus, plius, kadangi dviratininko svoris yra ganėtinai didelis, kiek? Virš 90? 90. Nu tai va, 90 kg, jeigu aš su pirštais galiu sulenkti šitą balnelį, jis pasidaro labai nuožulnus, tada žmogus vis laikas lysta, sakykime, nuo balnelio ant vairo, reikia stabilizuoti su rankom. Tai įdėsim tau pradžiai plokščią balnelį. Okay. Su stambesniu pagrindu, žiūrėsim, ar jautiesi ant jo stabiliau. Gerai. Stengiamės vėl. Atpilduojam viršutinę kūno dalį, leidžiam truputėlį pečius. Gerai, tai dabar daugiau svorio yra balnelio ar vairo? Jaučiu balnelį, jo, nes... Daugiau balnelis svorio. Jie grinai ties sėdinkaulis. Aha, tai dabar pasižiūrėsim truputėlį balnelį, atstovim padar. Sėdam važiuot. Labiau galą. Jo, bet čia va turėtum aš sėdėti ant balnelį. Tai va, kai sėdi truputėlį daugiau balnelio galą, tai turėtų jaustis tokie kažkaip kaulai, labiau, ne? Ir jisai tada kažkiek įdomu. Tai dabar daugiau svorio balnelio gale, vidury priekį. Dabar į galą mane daugiau. Galas link vidurio ar galas? Link vidurio. Galas link vidurio, ne? Daugiau svorio balnelio ar vairo? Dabar išsitempia šiek tiek, kadangi atrodo, toliau pavažiavau, tai atrodo išsitempia dar mano kūnas. Ja, tai dabar daugiau svorio balnelio vis tiek lygų. Vis tiek daug lygų. Jo, nes atrodo nebėra to slydimo ir nebejaučiu tarp to priekinės balnelio dalies, nes aš anksčiau nuslydau tiesiog ir jausdavausi priekinę dalis. Pasiėm čia nesmės. Jo, kas gaunasi, kad jeigu tu slysti per balnelį, kažkurio momentu tu pavargsi tiesiog stumtas ir geriau atsisėdi ant balnelio priekį ir jis tada kaip kablys tada prilaiko. Jo. Tai gerai. Dabar vis tiek viršutinio kūno dalį čionais yra tavo įprotis susiformavęs laikyti čionais, iš čia nesilaikiau, ne? Tai dabar bevažiuodamas, važiuojam, kai atsilinkimą darai, įtempi truputėlį presą, ne? Kai įtempi presą atslūgsta svoris truputėlį nuo rankų. Mažiau. Taip, tai va, bet sakykim, tau reikia ganėtinai daug siekti, tai mes turėtume tavo vairo arčiau, kad tau atsipalaiduotų viršutinio kūno dalis, kad... Jo, dabar jaučiu iš karto atsipalaidavo labiau. Jo, kad tau nereiktų tiek daug klientis, nes visą laiką grįžti prie savo kompensacijos. Jo, dabar žymiai laisvesnės rankos, jaučiu, kad galiu tiesiog su jom. Jo, tai va, tai yra valdymo atžvilgiu, įsivaizduok, jeigu tu važiuoji taip susirakinęs ir gauni nelygumus kelią, ir kai esi atsipalaidavęs ir gauni nelygumus kelią. Tas yra labai svarbu kontrolė dviračių. Tai dabar daugiau svorio yra ant balnelio, ar vairo? Dabar tikrai ant balnelio. Dabar tikrai ant balnelio. Jo. Koks 70-30 gal procentų. 70-30. Gerai, tai mes nenorim, kad visas tavo svoris būtų ant balnelio, tai mes tada galim nuleisti žemiau vairą, pasakys, kada susilygina. Dabar? Daugmaž palygiai? Jo. Tai nes jeigu mes vėlgi uždėsim visą tavo svorį ant balnelio, tai tada balnelis nenkils. Irgi nėra gerai, ne? Reikia vidurkio kažką. Taip, tai reikia, kad tu daugmaž palygiai pasidarintų. Dviračio pritaikymo tikslas, vėlgi, galbūt kontroversiška nuomonė, yra padaryti ne viską patogiai, o viską vienodai nepatogiai. Nes turi viskas vienodai metu pavargti, neturi turėti išsiskirtinai, kad tik kaklas pavargsta, tik rankos pavargsta, tik balnelis suspaudžia.
turi viskas vienodu metu pavargti, kad lemtų tai daugiau žmogaus ištvermė ir panašiai. Nu, kad būtų viskas tolygiai subalansuota. Ar sako, esi stiprus tik tiek, kiek tavo silpniausia grandis? Jo, teisingai, tai mes norime visas silpniausias grandis daugmaž tolygiai padalinti, kad per visur pasidalintų svoris, tada grįžti prie įpračių. Jo, ir tada įsigintas presas. Tai gerai, dabar balionės palimas daugiau galia, bet daryk reikia. Į stalinę dalį tai yra labiau, galinės trečdalis, gal sakyčiau, bet link vidurio. Galas link vidurio, ne? Jo. Daugiau svorio balionę, ar vairą? Šiam kem gal procentų, daugiau ant balnelio. Daugiau truputėlį ant balionę, ar ne? Gerai. Tai atstojame balionę. Truputėlį mes tada neimsim stabilumą, važiuojam. Perkelsim truputėlį svorio ant rankų. Dabar gal ant rankų jau jaučiu. Truputėlį daugiau rankų. Jo. Tai dabar prie balionę ir vairą. Tai šiam kem, tai 40 ant balnelio, 60 ant rankų jau. Taip nulipus kažkaip šviežiai pasijauti. Bet aš bandau dabar tą presą laikyti tempą. Rankas atpalaiduotas. Tam sąnarį truputėlį, tai gerai, dabar kaip balionės, tiksliau svorio distribucija dabar per balionę. Arti centro, arti PM ant tam procentų. Tai gerai. Tai dabar mes, kadangi turim, sakykime, be įtampos tave, svorio distribucija tolygiai, stabiliai ant balionę. Šitas balionės nėra galutinis, bet tiesiog jis yra labiau parinktas pagal tavo poreikius, ar ne? Paskui mes testuosim skirtingus balionus ir žiūrėsim, su kurio tai geriausiai reikės. Tai dabar mes pasitestuosim savo vairo pločį, kuris tavo labiausiai patinka. Dabar tada pakelti truputėlį rankas. Tai dabar pradžiai patestuosi platesnį vairą. Tai iš esmės, ką mes norim užtikrinti, ar ne? Kad viešo trajektorija būtų tolygi, ar ne? Jo. Tai čia yra kompensacija. Tu pasidedi viską svorį ant vienos vietos, kad tavo rankos galėtų būti pasyvesnės. Ką mes norim daryti, ar ne? Kad tu viršutinio komandarą laikydami iš asmens vairą, tai laikytum valdymą. Tai va, tai kai tokioj pozicijoje laikai ir mes norim neutralaus viešo trajektorijos, ar ne, tavo yra kažkokia tai rankų padėtis to atveju, ar ne? Tai su siauresniu vairu rankos tavo susideda tiesiau, su platesniu vairu, o kūnas truputėlį prasiskečia į šonus. Tai va, tai dabar pravažiuojam truputėlį su platesniu vairu, tada mes tau įdėsim gerokai siauresnį ir tada sakysim, į kurią pusę eiti. Vairo plotis yra toks dalykas, kurį galima pasirinkti lankščiai, galima su labai siauru važiuoti, su labai plačiu. Tai įsivaizduok kontekstualiai, jeigu tu turi platų vairą ir tavo vairo nestabilus dubuo, silpnas presarumo, su platesniu vairu tu važiuosi stabiliau, mažiau tavo nugarą nukentės. Su siauresniu vairu tu gali važiuoti truputėlį pasyviau, ištiesęs labiau rankas, ar ne, nereikia jo kaip truputėlį apimti, bet jis tave mažiau įrėmina, mažiau, sakykime, yra stabilumo čia. Tai, sakykime, žmogus, kuris kenčia labiau nuo, sakykime, per didelio svorio ant vairo, siauresnis vairas, žmogus, kuris jaučia nuo asmens, sakykime, diskomforto platesnis vairas. Tada kitas dalykas, važiuojant bekeliai, platesnis vairas, gaunasi alkūnės, mes galim platesnį vairą, mes norim išlaikyti tiesą riešą trajektoriją, tai platesnį vairą įmant skėčiasi alkūnės. Važiuojant bekelę, turim daugiau erdvės judėti, su siauresniu vairu, alkūnės eina labiau į vidų, turim mažiau erdvės judėti, tai palei tai galima pasirinkti, kur važiuojame. Tai jeigu važiuoji, tarkim, su sunkiom tašėm, ant priekį užkrauto, sakykime, dviračio, per techniškas kliūtis, platesnis vairas. Jeigu važiuoji plentu, lygiu keliu, reikia daugiau aerodinamikos, alkūnės labiau į vidų, siauresnis vairas. Tai tas yra lankstu. Nėra taip, kad, sakykime, kaip su balnelis yra miskoncepcija, kad kaulų plotis, balnelis perki. Tai su pečiais lygiai tas pats. Pečių plotis, vairo plotis perki. Tai, čia yra lankstus dalykas, galima pasirinkti vairo palei poreikius. Aišku. Tai dabar pravažiavai su platesniu vairu, dabar uždėsim tau siauresnį vairą. Tai kiekvienam žmogui skirtingai palei pečių plotį yra kontekstualiai skirtingas ir tai va, čia matom, pas Kiprą yra platus pečiai, yra bent jau 44 cm pečių plotis. Tai kontekstualiai jam 44 cm vairas yra pečių plotyje, moteriai 32 bus pečių plotyje, pavyzdžiui, ar ne, skirtingi žmonės. Tai jisai tavo 40 vairas yra siauras, ar ne, moteriai su 32, 40 yra labai platus. Viskas labai nuo konteksto priklauso.
Tai va, tai dabar mes pažiūrėsim tau truputėlį suresnius vairius ir tu pasakysi, kurią pusę tu labiau linksti, į siauresnį vairą ar į platesnį. Tai gal tu norėtum net ir platesnį. Platus, jeigu stabiliau laikys jo asmenį, aišku. Man atrodo, jausmo pirmas toks iš mano signalų, kuris pasiduoda. Taip, bet reikia nepamiršti, kad dėl ko tai atsitikdavo. Jo, dėl visos grandinės. Mes nežinom. Preliminariai. Taip, preliminariai spėjam, kad atsitiko dėl to, kad nestabilus yra balnas ir tada jausmo kompensuoja. Kai, sakykime, reikia jėgą perduoti, viskas atsiremia tik į apatinės nugaros dalis. Presas, sakykime, jis yra pasyvesnis, dėl to, kad nėra stabilumo balne. Tai galbūt dėl to, galbūt per siauras vairas. Tai su šitu vairu, jisai kaip tik tau turėtų rankas jau įbėdu vos ne. Jeigu mes norim viešo trajektorijas, ar ne, tai tau jos, ta prasme, yra siauresnis. Kitam žmogui, platesnis, tai kaip jaučiasi tarp siauresnio ir platesnio vairo? Aš negaliu pasakyti, kad jis man nepatogus. Gal dėl to, kad esu įpratęs prie kažkiek šitas siauresnis, jis yra. Dabar nesvarbu, koks yra tavo, nes mes norim išvengti šališkumą, todėl aš niekada nesakau, kur kas yra kieno. Renkėsi tik tai, palikai, kas jaučiasi. Atrodė, kad su platesniu šiek tiek alkūnės keitėsi į šalis. Taip, tai su šitu tiesiau ranką susideda, aerodinamiškesnė, pasyvesnė pozicija, tiesesnė, su tuo aktyvesnė. Nes aktyvesnė, kaip tu tiesiai rankos tavo yra pasyvus dalykas, alkūnės praskėsti išorę yra labiau aktyvesnis jau. Toksai, laikysena. Tai turėjo, taip susikoncentruoti labiau į kaip laikyti rinkas. Subjektyvia nuomonė jaučiu čia sportiškiau. Ir toks aerodinamiškesnis, aišku, tas seka, tai preferencija būtų net ant siauresnio, bet jeigu man pradės po to kažkokie dalykai neigiami darytis dėl ilgesnio laiko praminant, tai reikėtų per mažai imties galbūt pasakyti, kuri ta preferencija. Tai gerai, dabar grąžinsim vėl platesnę ir važiuosim kaip su platesnė. Mes aš turiu tik tai iki 44 yra tavo pačių plotus. Tai jisai platesnė negu tavo pačių plotus, bet tiesiog nelabai net gaunas. Bet yra platesnių ir galima užsakyti. Jeigu matai, kad į platesnę pusę labiau linksta, galima net ir platesnį negu dabar yra užsakytas. Gal nėra tokio tiesioginės apkrovos tricepsų. Toks atrodo gal labiau pasidalina, nes atitraukti trasas iš karto po gero krūtinės dydį raumenį apkrauna labiau ir turėtų būti optimalesnis. Tolygiau pasidalina. Jo, nes taip patogu atrodė, bet 10 minučių. Po 3 valandų tokio minimo mano tricepsas išsijungs, po to pradėsiu kompensuoti. Taip, tai kaklinę dalimą. Vat yra toks dalykas, kad jeigu, sakykime, rankos palenktos dirba tricepsas, kas nedirba? Krūtinė. Jausmo. Taip, tai tiesiog aš dabar vairą nelaikau jį. Krūtinė irgi neatsirengus, bet jausmo kažką laiko, ar ne? Tai, gal hamstringai. Esmė tokia, kad jeigu su esminė dalim visiškai pasyviai tiesiog griūnė ant vairo ir viskas iš rankų, tai čionais nes tikslas yra taip, sėdi stabiliai ant balnelio ir dviratį valdai su vairu. Gal kažkiek atsiremia svorą, bet tiesiog neturi būti svoras toks didelis, ar ne? Tai pirmas yra tikslas stabilus svoris ant balnelio ir tada, kai yra stabilus svoris ant balnelio, tu gali varijuoti. Važiuoji, atsistumi nuo vairo, perkeli svorį biškin vairą, ar ne? Tai, sakykime, pavarga truputėlį rankos, perkeli į balnelę, atpalaiduoji rankas. Tai va, tai mūsų tikslas yra toks, kad tu kai važiuoji, kad tu turėtum stabilų balnelį, kad jis būtų visą laiką tavo opcija ant jo stabiliai sėdėti ir jeigu nori, gali perkelti biškį nori. Tai jeigu tos opcijos nėra, ir pavyzdžiui, kaip tu anksčiau visą laiką griūdavai vairą, esi uždarytas į vieną, sakykime, pasirinkimą ir tada jau prasideda kompensacijos. Jeigu tavo tricepsas pavargs, turės tada į jausmo įsijungti kažkiek, ar ne, kad tricepsas priverti save laikysenai, tricepsas nepatalpa nešiau. Perjungi į jausmenį, išmoksti, sakykime, su galva, bendrauti su kūnu, ką daryti jai, kad būtų lengviau ant dviračio. Tai tiesiog reikia, tokios kaip gaidės. Tai su siauresniu ar su platesniu vairu labai patinka? Ko gero platesnis. Platesnis. Ir norėtum pabandyti siauresnį negu šitas ar platesnį negu šitas? Platesnio nenoriu.
Čia atrodo pats tas. Man atrodo, kad pats tas, jo. Gerai, tvarko. Tai liksim tada su šitu vairu. Dabar mes testuosim skirtingus balnelius. Tai man reikėtų, kad tu įvertintum paviršiaus plotą. Tai šitas daug ką confusina žmonės. Važiuojam. Tai va, įsivaizduok, mes norim, kad tu įvertintum paviršiaus plotą. Jo. Mažas paviršiaus plotas durė, Taip. didelis paviršiaus plotas tolygiai. Jo, Spaudimas paskirs, ar ne? Tai kas yra spaudimas, tai yra jėga padalinta iš paviršiaus ploto. Tai mums reikia ant balnelio, kad jaustum kuo didesnį paviršiaus plotą, tai pasidalins, sakykime, tavo jėga, tai tavo svoris ant balnelio tolygiai. Jeigu durė, mažas balas, jeigu tolygiai didelis balas. Aišku? Jo. Tai dabar originalų savo balnelį įvertink kaip durė. Nuo 1 iki 10, tai yra mažas balas durė, didelis balas tolygiai spaudimas paskirs. Jisai man durdavo, bet net ne į sėdinklus, kaip sakiau, jis man eidavo tiesiog, aš kadangi nuslysdavau per Kraujotas, ar ne? Jo. Kraujotaka minkštėja audiniai. Tai gerai, bet vis tiek, jeigu durė, reiškia mažą plotą, tai įvardink durimą. Jeigu durė, tai mažas balas. Jo, mažas, vienas durė. Tai ganėtinai stipriai durė. Jo. Va. O čionais matosi individualumas, nes Kipras vizito metu vertino balnelis trejetų diskomfortą, dar reikėjo išprašyti, ar tikrai jaučia diskomfortą ant balnelio. O dabar jau balnelis dvejetas. Tai jeigu būtų diskomfortas 3, tai mes balnelio kokį 7 norėtum paviršiaus plotą. Gaunasi 2 originalus. Tai va čia ką ir turiu omeny, kad kaip mes vertinam skausmą yra skirtingai. Tai pavyzdžiui, Kipras sportuoja sporto salėj, jisai sunku svorį kelia, jam tenais viskas plyšta raumenis, normaliai, neskauda. Kitam žmogui, jisai 1 kilogramo handeliuką, 5 litrų vandenį užsineša į 3 aukštą ir skauda nugarą. Tai va, tai čia labai yra individualu. Tai originalus balnelis 2 paviršiaus plotas, kaip šitas balnelis paviršiaus ploto atžvilgiu jaučiasi. Tas jau dalinasi labiau ant sėdinkulių, toks gal bukesnis. Tolygiau, ar ne, pasidalina? Tai gerai, kiek įvertintum? Kokie 10 aš neduočiau, tikrai kokie 6-7, man vis tiek. 6,5, ar ne? Jo. Gerai, gali tada nulipti ant dviračio, uždėsim kitą balnelę. Tai va, kadangi mes vertinam skirtingus balnelius, tai mums svarbu balnelio pozicija, nes kaip matai, kaip keičiasi tavo balnelis, keičiasi kaip tu jame jautiesi. Tai va, tai ir skirtingi balneliai turi skirtingą formą, tai mes norim užtikrinti, kad būna visą laiką balnelis tose pačiose koordinatėse. 5, 9, 6. Taip, šitas balnelis turi labiau šaukštelę formą, kaip lapšelis yra, kad jisai tave prilaikytų. Tai tavo tikslas yra bikepackint, tai mes nežiūrim to kietų balnelių, kurie galbūt stabilumą geresnį duoda, kai tarkim, nes pavyzdžiui, jeigu tu lenktyniauji, tau yra daug svorio ant pedalų, tas svoris nuo vairo ir nuo balnelio atslūgsta, visas perskelia į pėdas, ar ne, didesnis. Plius nori aerodinamiškai važiuoti, tavo yra toli žemai vairas, daug svorio yra ant vairo, mažiau svorio ant balnelio. Tada gali dėti kietą balnelį, kad su juo, sakykime, tas lopšelis, jisai būtų stabilus, kad jėga galėtų labai gerai perduoti, ar ne? Kai tu turistauji, pas tave tas, sakykime, jėga, jinai yra antra rūšė. Tu labiau pasyviau sėdi, daugiau svorio ant kontaktinių taškų, mes norim, kad tas balnelis amortizuotų ir būtų minkštas, tolygiai spaudimas pasidalintų, panašiai. Tai labai irgi, nuo poreikio, nuo tikslų priklauso. Dėl to ir norėjau, kad tiesiog ne pagal gaires nurodytų dviračio, o pagal tai, ką aš planuoju su juo veikti. Tai, tas ir yra, bet tas, kad individualu. Mes tada ieškom, sakykime, pagal poreikius, kas geriausiai. Besiverčiam rankų į vidų, apam truputėlį labiau vairą, ar ne? Daugiau spaudimo apačioj delno ar viršui? Šiek tiek apačioj. Tai va, čia turi tokius raumenis, jie kontroliuoja tavo riešą, pastum biškį į priekį, tolygiau pasidėlinis. Tolygiau? Jo. Tai va, tai kad ir kai mes rankinėlius nustatysim, tavo rankos yra dinamiškesnės, tai tu gali pristaikyti, kai spaudimas tolygiai paskirsto. Dabar sakyčiau geriau, delnuos tikrai geriau, bet ir sėdynėj jau jaučiu geresnį pasiskirstimą. Tolygiau, ane? Jo. Tai dabar balnelės spaudimas daugiau gale, bet geriai priekį.
aš sakyčiau, į vidurio pusę, bet Žiūrėsi į galą? bet praktiškai per visą eina balnelį, tas toks spaudimas, Jis kaip lopšelis. nebėra tų taškų. Gerai, daugiau svorio ant balnelio ar ant vairo? Sunku pasakyti? Gal apylygiai. Jo, tai jeigu sunku pasakyti, tai normalu. Tai mūsų toks tikslas. Taip, jo, kad nebūtų tau aišku, kad svorio ant vairo. Jo. Nes pradžiai buvo aiškiai ir staigiai, Taip. labai ilgai. Tai jo, dabar jau ištirpo palinėje truputėlį. Taip, dabar, kada būsi pasiruošęs, reikės, kad vertintum paviršiaus plotą šito balnelis, kaip palygiai pasijęs. Mažas balas durė, aštriai, didelis balas palygiai pasidalinė. Nu, sakyčiau, 8,5. 8,5, Jo, tai gerą pusę, gal net 9. Taip, kadangi tavo tikslas yra keliauti ilgus atstumus Jo. su minimaliu pasiruošimu, tai yra darau susisiekimą, važiuoju bikepackinimo 400 km per 3 dienas, ne? Nu, taip, what the fuck. Turi suprasti. Jo, tai mums reikia, reiškia, kiek įmanoma daugiau pagalbos. Mes dar ką galim uždėti balnelį, kuris truputėlį subuoja, kuris tau juosmenį padės kažkiek, ar ne? Nes, sakykim, tavo balnelis dabar, kai jis yra plokščias ir tu ant dviračių juda tavo dubuo, kas yra normalu, ar ne? Tai tau raumenis turi truputėlį, nu, sakykim, stabilizuoti. Jeigu ir balnelis, kai yra taip, tai tavo vienas dubuo pakyla, pasileidžia, pakyla, pasileidžia. Tai yra balnelis, kuris subuoja kartu su tavo dubeniu ir tada mažiau atsiranda nugaros skausmas. Okay. Tai mes pabandysim tau jį uždėti, pasižiūrėsim, kaip paviršius plotas. Ir kadangi jisai subuoja, tai įsivaizduoju, jeigu tu važiuoji ir tavo užsikrauna vienas sėdinkaulis, vienas kitas. Kai jisai subuoja, jisai pastraukia truputėlį tavo sėdinkauliams iš kelio ir mažiau tau nuspaudžia kaulą. Ir gali tavo net dviračio. Tai va, jisai duoda subuoti tavo dubinį, žinai, ir tada mažiau vyksta kompresijos. Jisai moksliškai net įrodytas, kad tom padeda. Jisai padarytas bendradarbiaujant su kokiu institutu. Parašyta marketinginiai brošiūrai. Taip, Frankfurto universitetas Applied Sciences, nežinau, aplikuotame mokslo. Aprūvinu. Ir Zentralės Innovacijų program Mittelstein, nežinau, vokiečiai, biurokratija. Gerai, važiuoju. Gerai. Taip, tai dabar balnelės puolimas daugiau gale, nedaryk priekį. Priekį, ne? Iški labiau gavo paticės tam balnelėm. Atsvaudama priekį. Tai dabar galas ant vidurio, galas, vidurys ant galo. Vidurys ant galo. Bet man vis tiek atrodo mane biškai vedė priekį, jo. Taip, tai dabar šitą balnelę koks yra skirtumas, ne? Šitas balnelis jisai yra su rampom, ar ne? Tai rampos yra 3 aukštas, 2 aukštas, 1 aukštas. Tai antram aukšte, kai tu sėdi, ar ne? Tavo kaulai yra pakelti, nors iš viso kita, turėtų daug mažiau jausti spaudimą kraujotakoj, minkštos audinios. Turėtas? Jo, nesiekia. Nu tai va, ir jaučiasi visas spaudimas ant kaulų. Taip. Tai va, tai šitas balnelis mažiau stabilumo, daugiau griūnė ant vairo, mažiau lopšelio efekto. Mažiau. Bet spaudimas nėra kraujotakoj visiškai, ne, visas spaudimas ant kaulų. Tai va, taip ir renkėsi. Toks balnelis, mažiau stabilumo, daugiau svorio ant vairo, spaudimas ant kaulų, nėra spaudimo kraujotakos. Kitas balnelis, didesnis paviršiaus plotas, lopšelis, daugiau stabilumo, mažiau verčia ant vairo, bet daugiau galbūt spaudimo kraujotakai negu šios filmos. Supratau, tai šitas ir paskutinis prieš tai buvo geriausi kol kas, ką bandėm. Iš paviršiaus ploto? Jo. Tai gerai, kaip šitą balnelį paviršiaus plotą vertinti? Aš gal objektyviai vertinant, subjektyviai savo nuomonę, skaičiau, kad praeitas buvo geresnis. Tai logiška, nes jisai lopšelis. Jo. Šitas tik tai 2 taškų tavo spaudimo. Jo, šitas tai... Bet kaip šitas jaučiasi spaudimo... Bet jis nėra toks didelis, tai sakyčiau, koks 6, 7. 6,5 gal kažkas tokio galima dėti. Jo. Jis arčiau durimo, bet nedainai, tai durimo tikrai ne, vis tiek tas yra bukas toks spaudimas. Jo, bet vienam taške ant kaulo
į kaulus jo, kaip ir kalbėjom. Gerai, tai galim dabar uždėti su mažesnėm rampom, kuris galbūt biškai labiau kaip krepšelis. Dėkime dviračio reikia. Tai va, kontekstualiai yra balnelis su dideliam rampom ir yra su mažesnėm rampom. Tai įsivaizduojam, jeigu 90 kg atsisėda ant didesnių rampų, turėtų išsilyginti. Bet jaučiam, kad spaudimas tik tai ant kaulų. Tai jeigu šitą balnelį, jisai irgi turi kažkiek pagrindę deformacijos, jisai atsisėdus ant jo irgi pasidaro truputėlį kaip lopšelis. Tai jeigu yra didesnės rampos, tas aukščio skirtumas yra didesnis, mažesnės rampos mažesnis, mažesnės rampos labiau kaip lopšelis, didesnės rampos mažiau kaip lopšelis. Tikiuosi suprantu, nežinau. Nes man šitie dalykai yra kasdieniai, kažkam, kam aiškino, gal aš visą, ką jis tai šneka. Tai va, tai kitas dalykas, jeigu tu balnelį labiau kaip lopšelį įspaudi, tada gaunasi, kad mažiau krenta svoris ant rankų. Nes tada jisai tave kaip, nežinau kaip lietuviškai, kaip lopšelis. Tave išlaiko kaip subėgi kaip vanduo iš lopšelį. Tai va, tai pavyzdžiui, tas balnelis, ar ne, jisai buvo pagrindas jo per minkštas ir forma per mažulį. Kas gaunasi, kad tu subėgi ir tavo centras tave laiko. Taip. Tai reikia, kad būtų tas kietumas jo, palei tavo svorį, palei tavo poziciją. Individualu. Preferencija. Taip, tai todėl tu ir testuoji, vertini paviršiaus plotą kiekvieno balnelio, kad aš negaliu už tave pajausti. Man duodi paviršiaus plotą, kas tolygiausiai pasiskirsta skirtingų balnelių. Ir aš matau, su šitu balneliu geriau, reiškia, tas atkrenta, tas gal bus dar geriau. Ir taip mes turim 40 balnelių, tai 40 balnelių netestuojam. Pavyzdžiui, mes kadangi žinom, kad nori tu backpackinti ir nori daug svorio ant galo, ar ne? Ir daug, didelę masę, tai mes nenorim tau balnelį dėti kiek, nes tu stipriai nemini pedalų, mes norim, kad amortizuotų balnelis, tai atkrenta kieti balnelį. Tada mes žinom, kad reikia truputėlį daugiau stabilumo tau balnelis, kad suteiktų, tai mes žiūrim labiau į lopšelius ir labiau plokštesnius balnelius, nes plokščias balnelis su tavo svorio pasidaro lopšelis, nes tu jį spaudi. O tas balnelis, pavyzdžiui, jis yra labai mažumus ir tu jį spaudi, jis tada pasidaro per daug plokšelis ir verčia laivą. Tikiuosi aišku. Iškėjo, bandau dabar suprasti. Taip, dabar šitą balnelio spaudimas daugiau gale, vidury priekį. Į galą, į vidurio galą. Vidurys į galą. Jo. Vidurys į galą. Bet dabar nebėra to tokio, kad tau uždėjus norėjo spustysyti save labai. Šitą jau įsėdau į tą poziciją. Šitas jisai daugiau pasidaro kaip lopšelis ir jisai vienoj pozicijai tavo laiką, ne? Tas mažiau stabilus buvo. Be tokio spaudimo ploto, tai man atrodo, tas praeitas. Nes geriau, ne? Jo. Tai va, nes tu tenais jis turi daugiau paminkštinimo. Tai tu į tą paminkštinimą, kai jis spaudi, tada, gal palygiau pasidalinu. Jo. Tai šitam mažesnis balas. Mažesnis. Gerai, tai tada uždėsim tada dar vieną, dalyką nuo dviračio. Tai dabar kontekstui, ar ne, mes uždėjom vidutiniškas rampas pirmą Kiprui, tada uždėjom mažesnės, su mažesnėm matom, kad blogiau. Kokia išvada? Reikia dėti atgal. Dėti atgal, pabandyti aukštesnės rampas, jo. Tada taip mes ir išgryninam, kuris balnelis galbūt tau geriausiai tinka. Gal uždėsim aukštesnės rampas ir pamatysim, kad vidutiniškas rampas vis dėlto yra geriausias. Ir balnelis pasikeičia, kaip matom, per 5 sekundės. Kaip paprastai, kokias 5 minutės reikia balnelį keisti. Ir pozicija tada, gerai, ne 5, gal 10, nes dar reikia ir poziciją vienodą užstatyti, skirtingų balnelių. Tai va, čia toks ir dviračio pritaikymo pliusas. Jūs galite, sakykime, nusipirkti 2 balnelius, kas kainuos realiai kaip dviračio pritaikymas, galbūt jie abudu net netiks ir galbūt net jų pozicija iš kur pradžių nėra gera. Tai čia yra toksai irgi paradoksas, atrodo, išleidi pinigus su dviračio pritaikymu, bet jeigu bandai pats daryti dviračio pritaikymą, tai galbūt išleisi daugiau pinigų negu tiesiog atėjus vieną kartą ir susireguliauti. Plius viskam yra garantija, viską, ką mes čia numatom ir pakeičiam, jeigu matom, kad netiko, galima grąžinti atgal ir ieškoti kitų komponentų be papildomos kainos. Važiuojam.
Taip, dabar balnenas spaudimo daugiau gale, tai reikia. Dabar į galą nuėjo labiau. Jaučys mažiau stabilus. Vidurinės spaudimo, ne? Dabar spaudimas gale. Jo, dabar tikrai galą daugiau nuėjo. Jaučiu daugiau amortizacijos. Jisai turi daugiau pamykščimo. Jo. Ta amortizacija tikrai padėjo taškų nuimti nuo to aštraus spaudimo. Jo, kaip dubens kaulus. Tai kol kas manau, kad šitas variantas ilgalaikiai važiavimų būtų optimaliausias. Na kaip stabilumas nuo rankų, jeigu reikėtų nuimti svorį nuo rankų, kad labai lengvai svarą būtent delnų. Nes lysta svoris, kai... Biškai seks ir visą. Lysta, ne? Gerai, svarą palau. Sėdam važiuoju. Gavom pasileidžiu. Taip, tai ranko atkelt nereikia, nes mes norim išlaikyti viršinio kūno dalį toj pačioj svorio centro pozicijų. Tiesiog, kad būtų mažai svorio ant delnų. Kad vos jas įsivėrė. Toks tikslas. Kaip dabar geriau stabilumas truputėlį? Geriau labiau lopšelis jaučiasi. Taip, o dabar balnenas spaudimas daugiau gale, vidurių priekį. Galą nuėjo daugiau dar. Dar daugiau. Galas dabar tik tai, ne? Nėra visiškas galas, žinai. Galas link vidurio? Jo, galas link vidurio vis tiek išlieka. Gerai, suprantu. Tai gerai, tada reikėtų vertinti paviršiaus plotą šitą balnelę. Aha. Link 9 eina. Link 9. Tai va, reiškias sakymas buvo didesnės rankytės. Tai 8,5 ar 9? 9 dedam, nes nejaučiu jokio aštresnio jausmo visiškai. Toks spaudimas, bet toks atsisėdus praktiškai nėra net. Tai jeigu šiaip kontekstualiai lyginti, tas balnelis, kuris yra pasyvus, buvo 8,5, šitas balnelis amortizuojantis, tai įsivaizduok, jeigu važiuoji, tarkim, 4 valandas, yra kažkur 20 000 paminimų, jeigu visą laiką mini, hipotetiškai. Su kiekvienu paminimu tu truputėlį sibuoji, tai šitas balnelis, kuo daugiau mini, tuo daugiau neša dividendų. Jeigu mes turim dabar balnelį, kuris yra 8,5, šitas yra 9 ir šitas dar plius amortizuoja, tai ilgesnį perspektyvą, per ilgesnį laiką šitas balnelis bus dar patogesnis. Stumi? Jo, aš tai būtų geriau su juo ir likti, ar nori, kad jis dar praeitą tą 8,5? Jis turėtų išlaikyti panašų komforto lygį ilgesnį laiko periodą minant. Jis tiesiog, dabar kaip leidime, jie yra daugmaž vienodi. Ja. Bet ilgesnį laiką važiuojant, tas neamortizuojantis daugiau nuvargins negu šitas. Ja. Bet mes laiką važiuojame čia. Klausimas, ar čia įpročio, ar čia yra kita klausimas. Ir tas klausimas neatsisako, kol pradedi laukinę važiuoti ir neadaptuoja iš tos pozicijos, ne? Tai su šitų balnelį liekam toliau. Pagelą. Gerai. Dėl rankas šinais, važiuojam toliau. Dar važiuojam. Taip. Dabar daugiau svorio balnelio ar ant vairo jaučiasi? Ant vairo. Ant vairo. Nes dabar atrodo visiškai labai minimalus tas spaudimas ant balnelio. Svarbu. Nes labai minkšta. Bet ant rankų vis tiek jaučiu pakankamai didelę, net ir išlyginus per visą delno plotą. Tai vat yra skirtumas. Spaudimas ir svoris. Tai mes dabar balnelį uždėjom, tolygiau pasiirsto paviršiaus plotas, ar ne? Jo. Tai žmonės kartais painioja svorį ir spaudimą. Tai kai labiau duria, tada jiems atrodo, kad yra daugiau svorio. Nors iš tikrųjų tiesiog labiau duria, nes yra mažas paviršiaus plotas. Supratau. Tai va, tai dabar yra daugiau svorio ant vairo negu ant balnelio, ne? Aš manau, kad taip, nes... Tai gerai, tai dabar važiuojam toliau. Aha, gerai, laikau. Gerai, tai dabar pasakysi, kada susilygina svoris? Atrodo, negeri, negeri. Daugyn, ne? Jo. O dabar Tai dabar jaučiasi truputį geriau. truputį giliau, tai dabar per balnelį ir vairo kaip svoris paskirsta. Dar pabandau pakelti. Kaip paskirsta svoris? Daugiau ant balnelio ar vairo? Vis tiek ant vairo. Vairo atrodo. Nors man jau čia psichologiškai nežinau. Nes ką reikia padaryti, ar vairą pakelt, ar kažkur kitur paskui aš sprendžiu, ar ne? O man reikia tik tai atsakymą. Man atrodo, man neina, ne tai, kad atpalaiduot rankų, bet... Tai nesunkus viršus. Jo, man visiškai neišeina laisvai laikyti. Gerai, tai dabar per balnelį ir vairą kaip paskirsta svoris?
Geriau. Tai dabar ant balnelio ar vairo daugiau? Vis dar ant vairo? Vis dar ant vairo. Savo padarė. Savo. Nu, va dabar jau panašiai. Sunku pasakyti būtų? Sunkiau tikrai. Gerai, tai važiuojame ir tada jeigu pasikeis kažkas, tada, nu, truputėlį ilgiau prasiminti, ne? Jo, bet aš tokia pensininko jaučiu stovėseną. Na jo. Nu, kaip čia pasakius. Dažniausiai, ką mes matom su dviratininkais, ar ne, kad maždaug aš lenktyniniai pozicijai. Jo. Ir tada viršutinio kūno dalis nepasikeičia, atsipalaiduoja, o aš kaip pensininkas jaučiuosi. Tai tikslas atsipalaidavus būti. Taip. Čia tavo pozicija turi būti patogi. Jeigu tu nori lenktyniaut, kaut ir taip toliau, pasiėmė nuo pačios, palenkia alkūnes, vat tavo yra reisinė pozicija, ne? Čia mes norim, kad važiuotum ilgą laiką ir patogiai. Mes nenorim, sakykime, čia padaryti tavo įtampos. Žinom, čia rankas. Tai... Aš galiu sakyti, dabar lengviau galiu svorį perineš, jo. Gerai, balnelės spaudimas daugiau gale, bet daryk priekį. Į galą per vidurį, kaip ir tada, kaip ir praeitą kartą. Mažai kas pasikeitė. Ar balnelė jau vairo? Jo apylygiai. Jau apylygiai. Gerai? Negaliu pasakyti. Dabar mes pasižiūrėsim balnelės spaudimo matuoklių. Objektyviai įvertinsim tavo poziciją. Objektyviau. Aha. Sėdam ant dviračio. Tai fiksavom palauk. Gerai, sėdam mažiau. Taip, tai dabar grįžtamasis ryšys, sakykime, kad yra kokybiškas tavo, tada palei šitą balnelę, kaip jisai turėtų spaustis, viskas kaip ir logiška. Mes manom, kad visas spaudimas yra gale, tas sėdinkauliais aštriai. Ne? Bet tavo ir atsimenu, yra aštrus sėdinkauliai, ne? Nes esi vyras ir tavo dubuostačiai ganėtinai žiūri. Tai natūralu, kad tenais ir bus spaudimas. Su lopšeliu spaudimas pasiskirsto pas tave palygiau per didesnį plotą. Bet šitas balnelis turi ties kaulas daugiau paminkštinimo ir įsigavimo, ne? Ja. Tai dėl to jis tau jaučiasi patogiau, nors svoris visas ant kaulo. Ir spaudimo, jisai sakyja ties minkštaisiais audiniais, kraujotaka visiškai neturi ties vidurį, tai nieko nėra. Kitas balnelis, kuris galbūt ties čia bus spaudimas, jis bus kraujotakos kaina, kad nuims stresą nuo kaulo. O šitas balnelis nuo kaulo stresą nuima su amortizatoriumi ir paminkštinimu. Tai va, tiesiog yra kitokia šito balnelio tematika. Tai dabar, jeigu žiūrint čia, kas pagrindinis dalykas, kai žiūrim su balnelio spaudimo matuokliu, apart spaudimo, nes spaudimas yra individualus. Pavyzdžiui, čia tavo iš tų taškų jaučiasi 9 ir čionais yra iš tos taškus pas tave maksimalus spaudimas 1000 milibarų, tai kitam žmogui 200 milibarų ir jis kenčia. Ar ne? Tai individualu. Jo. Tai va, bet čia yra tavo svoris, tavo sudėjimo anatomija ir panašiai, tai bent jau tavo spaudimas jaučiasi ganėtinai tolygiai. Ką mes žiūrim, ar ne, ir mes nuėmėm įtampą, ar ne, ir stabilumas ar atsirado. Tai jeigu pasižiūrėsim, aišku, čia gal nesimatys iš taip toli, galim pasižiūrėti iš arčiau. Taip, tai čionais, ką mes matom pas tave, yra balta linija, matai, ir raudona linija. Taip. Raudona linija rodo tavo vidurkį, tai matai, rodo tavo dubens pasikreipimą, atsimeni kaip šnekėjom, ar ne, kad tavo dubuo pasisukęs. Tai va, tai matai tavo dešinė koja į priekį, kairė koja labiau į galvą, dėl to ir atsiranda tavo tas kelio minimas į vidų dešinės kosijos, o kairės į išorę minimas. Tai mes palitai sureguliavom plokšteles, kad tau nesijaustų skausmo per kelius, kad tavo pėdos sektų tavo minimo trajektoriją raumenų, kurie ateina nuo pat dubens. Tai va. Ir čia mes matom baltą liniją yra faktinis tavo svorio centro judėjimas ir raudona rodo vidurkį. Tai faktinis svorio centro judėjimas, ką jis mums rodo, kad yra stabilu. Matai, tavo linija yra vienoje vietoje, nėra išsiblaškius. Taip? Ja. Jeigu mes pasižiūrėsim palei duomenis, tai yra 18 mm į priekį judi ir 27 į šonus. Tai šonus truputėlį yra daug judėjimo, turėtų būti iki 25, bet
18 į priekį ir 27, nu ta prasme, čia kitas matavimas po mėnesio, gal jau stabiliau būsi, nes prisidėsimas. Presas gal daugiau veiks ir taip toliau, bet šiandien jau yra labai labai geras stabilumas, reiškia, kad ir tavo grįžtamasis ryšys yra kokybiškas, nes čia mes ką pasiekėm yra siekiamybė, o mes balnelio spaudimo matuoklį nenaudojam, viskas tik tai iš tavo klausimyną, tai tu sakai, aš išverčiu į dviračio poziciją ir gaunam rezultatą, ok? Čia viskas aišku? Aišku. Gerai, tai dabar linksmiausia dalis. Dabar sėsi... Taip, tai dabar sėsi nuo vieno dviračio ant kito. Tavo kitas dviratis yra nepakeista visiškai pozicija. Ir žiūrėsi, kaip tau jaučiasi. Sounds fun. Taip, tai dabar tavo dviračio pozicija bus visiškai nepakeista. O čia ant rygo mes turim, atstovim truputėlį, turim galutinę poziciją, kurią mes norėtume pritaikyti ant tavo to dviračio. Mes dar nežinom, kokia čia yra ta pozicija ir panašiai. Mes tiesiog palyginsi, ar ne, kad mes žinom, tavo svoris yra ant rankų per didelis, ar ne? Spėjom dėl to, kad nestabilu yra ant balnelio, aš tai durė balnelis ir pavargdavo nugarą. Tai nugarą čia intensyviai ilgą laiką nepraminsim, įvertinsim, bet gali bent jau, nežinau, daugmaž suvokti, kaip pasikeitė viskas. Gerai, tada gali ginti tiksliau toliau šitą dviratį, aš tavo balnelį grąžinsiu atgal į originalią poziciją ir tada galėsi tarp vieno ir kito, kaip toliau. Nes tenais mes keitėm palaipsniui, vieną, kitą, trečią, penktą dalyką. Čia dabar bus visa visuma pasikeis, ne? Tai tada galėsi vertinti. Galbūt, kartais tai būna, kad žmonės atsisėda ant savo seną dviračių ir galvoja, kad blemba, aš pasiklydau tarp savo grįžtamųjų ryšio. Man patinka vienas ir kitas dalykas čionais, ne? Tai todėl mes ir įvertinam seną poziciją, kad galbūt, čia buvo kažkas fainiau taip, ten yra fainiau kažkas taip, ieškom tada kažkokio tai kompromiso. Tai dabar tu minėjai savo Andrigo tik tai tam, kad suprastum, kokia yra ta pozicija, kad įsivažiuotum, kad aiškiau. Tai nėra mano tikslas nukankinti ir kardio padaryti kiekvieną žmogų, bet tiesiog gerai galima laikyti nuo dviračio. Dabar dešinė koja išsiseks sunkiau dėl to, kad daugiau reikės pasukti kulną išorę, dėl to, kad dabar pats kulnas yra padarytas daugiau laisvumo išorę. Tai šitą reikėtų nepamiršti. Taip, palei dabartinę poziciją, kas turėtų jaustis, lyginant pozicijas, ar ne? Kad ant tavo dviračio turėtų daug labiau keturgalviai raumenys dirbti. Palyginus. Dėl to, kad tavo visi klubai yra labiau virš pedalo. Tai tu labiau aktyvuoji keturgalvius raumenis, kad tu labiau tiesi koja, o mažiau spaudi, mažiau užpakalio raumenis. Tai dėl to gali sagym raiščius atsiras daugiau skausmo. Kelio. Tuo jums pasipriešinimas yra kažkoks? Yra nemenkas. Tada kitas dalykas turėtų jaustis, kad yra daug daugiau svorio ant rankų. Perpetė labiausiai jaučiu. Perpetė? Ten minkštieji audiniai spaudžiasi. Tai balnelis ištriau durį. Ir tai reiškia, kad ne tai, kad nestabilus buvo balnelio, o turbūt su rankom stomies nuo vairo, kad nespaustų tarpkoje. Nes jeigu atleidi rankas, kas gaunasi, ant tarpkoje dar daugiau spaudimo, ar ne? Taip, tas yra. Tai čia matai, čia yra toks dalykas, kad aš turėjau hipotezę, kad nestabilu ant balnelio, pasirodė šitas balnelis tau tiesiog jisai per daug išsigaubė ir spaudžia lytinius organus, ar ne? Tai priekį. Taip ir pasitvirtina šitie dalykai proceso metu. Tai tas balnelis kontekstualiai turėtų būti visai polar opposite, ar ne? Jisai kaip tik nuima svorį nuo minkštų audinių lytinių organų perkelia į kaulus gale. Visiškai skirtingai atrodo, kad žymiai visiškai skirtingų dviračių, nes realiai sudėliojimas nėra tiek skirtingas. Pasiginčyčiau. Pasikeitė stipriai? Taip. Sudėliojimas skirtingas ir tikrai paskui pasižiūrėsim. Aš tikrai jaučiu, kad aš dubenį labiau vertikalų laikiau. Čia tokį šiaip tas pagulimas man irgi. Tai dėl to, kad reikia siekti vairo truputėlį dar daugiau. Tai gerai, galima tada sėsti šiandien čionais ir tada žiūrėti, kaip čia jaučiasi. Pavyzdžiui, mes dar turim tokią priemonę švaistiklių trumpinimas ir ilginimas, ar ne? Bet irgi nuo kiekvieno dviratininko priklauso poreikiai. Pavyzdžiui, yra struktūriškai, ar ne? Klubai, tarkim, koja nepraeina kaulas, ar ne?
Kaip toli ir žemai vairas, tiesiog klubai neleidžia pasiekti, nes yra kaulų, tarkim, remiasi. Nu tai tada trumpins išvaistykliai, nes nieko nepadarysi. Bulgarkės į vidų neįkiši, dudens neišlikuosi, ne? Tai geriau švaistykliai. Taip, tai geriau švaistykliai. Nors žmonės nemėgsta švaistyklių keis, nes jie brangiai kainuoja, tada atrodo, kad kažkiek keičiasi. Aha. Tai dabar turėtų jūsų daug mažiau svorio ant vairo. Yra šitas ar ne? Šiaip dėl vairo tai pasiginčyčiau panašiai galbūt, bet jaučiasi mažiau keturgalvio. Biškį daugiau užpakalis įsiminė? Jo. Kaip ir sakiau, tarpvietė jokio papildomo spaudimo dingo. Taip. Tai jaučiuos komfortabiliau. Bet dėl vairo Paviršinio gulo dalį. vis tiek aš ją jaučiu. Vis tiek reikia remtis, ne? Jo. Jisai trūksta stabilumo. Trūksta, jo. Tai nežinau, gal dėl to, kad aš dar to preso, ta prasme, čia smarkiai pakeista ta pozicija. Atpalaiduoti viršinio gulo dalį, ar ne? Tai tada automatiškai persijungia truputėlį kitos vietos. Dar sakytum, per daug svorio yra vairo. Jo, šiek tiek per daug. Tai gerai, galima, sakyčiau, bandyti šitą poziciją važiuoti kurį laiką ir žiūrėti, kaip sekasi. Jo. Ar mes galime iš to dar kitų sprendimų. Nes vairas, aš galiu pasakyti, yra gerokai arčiau, gerokai aukščiau, svorio centras labiau yra į galą, mažiau yra į priekį, vis tiek svorio yra per daug. Tai čia turbūt prisideda iš dalies balnelis. Nors man balnelio stabilumas geras, bet jisai neturi suporto ties vidurį, ties priekio. Tada automatiškai yra daugiau svirimo į priekį, reikia tada daugiau iš rankų ir iš preso daugiau. O svorio distribucija per balnelį ir vairą kaip jaučiasi? Nu, apylygiai. Apylygiai, ar ne? Bet vis tiek sujauti, kad ant vairo tiesiog yra daugokai svorio. Jo. Tai reikia bandyti. Reikia važinėti ir žiūrėti, kas gaunasi lauke. Galbūt tiesiog dabar gąsdina tas didelis svoris, nes yra dabar trauma tokia, kad bijai svorio ant vairo. Jo. Bet to svorio ant vairo turi būti, nes kitaip bus svoris visas ant balnelio ir tada užpakalis kankinis. Tai turim balansą tokį išlaikyti. Tai aš manau, reikėtų prasibandyti mėnesį laiko kokį ir tiesiog taip ilgesniam distancijom ir pasižiūrėti, kaip tvarkosi viršinė kūno dalis palyginus su nugara. Visgi pirmą atsirašydavo nugarą, o su tarpviete tai irgi. Tai pavyzdžiui, jeigu aš mažiau jaučiu ant rankų, tai aš nemažai pasviręs dubenį laikau ant lytinių organų. Tai tas irgi ilgalaikį perspektyvai nėra optimalu. Ir iš esmės, jeigu mes žiūrėsim, tai važiuoji, nugarą išsisprendžia, ant rankų biškai dar per daug svorio, tai tada galima vėl kitaip perplanuoti. Bet toks yra dalykas, kad mes negalim numatyti, kaip tau seksis 4 valandas. Galim labai gerai spėti, bet negalim numatyti. O jau pasivažiavus, prasitestavus, pasižiūrėti, kas dabar yra jau padaryta, nes dabar yra daug daugiau svorio perkelta į galą, daug pakeista šiaip apskritai visas išplanavimas, sakykime, įverčia. Tai jau tuom galima pasikliauti, žiūrėti, kaip seksas važinėjant, tai tokie gaunasi rezultatai. Ir tada, kada jau turim rezultatus, dar žiūrime, reikia kažką pasivadinti ar ne. Ir tada jau ką pajuninam. Very good. Gerai, tai galima perkelti, ne? Taip, tai ką mes turim, iš esmės, čionais yra labai gražiai mano rašliava, bet čionais yra mano nausai, klientams jiems yra nereikalingi. Tai kas pasikeitė? Tai pasikeitė vairo plotis iš siauresnio į truputėlį platesnį. Tada vairo aukštis pakilo 6 cm, tai ir vairas priartėjo 7 cm. Tai va. Tada kas gaunasi, kad balnelio aukštis nukrito 2 cm, bet balnelis pasistūmė 3 cm į galą. Pasikeitė balnelis iš originalaus į 611 Esculapą. Tai dabar ką iš tų visų duomenų galima ištraukti, ar ne? Tai vairo atstumas patrumpėjo, bet balnelio pastumimas į galą perėjo. Tai mes, sakykime, jeigu įsivaizduojam, žmogaus yra pedalai ir čia buvo vairas, čia buvo balnelis, ar ne? Tai labai daug dirba keturgalviai raumenys dėl to, kad koja bando išsitiesti, o nespausti į apačią ir labai daug svorio ant vairo, nes visas svorio centras virš pedalo labiau yra prieki. Dabar, jeigu yra balnelis čia, čionais yra čia yra pedalai, čia yra balnelis, čia yra vairas. Tai dabar vairas daug daugiau svorio eina ant balnelio, keturgalviai mažiau dirba, tiksliau, mažiau minimo jėgos atitenka keturgalviams, pasidalina ir per užpakalį truputėlį.
ir svorio centras pasikeitė, nes dabar pedalai yra labiau, atsveria pedalų spaudimas daugiau vairą negu balnelį. Bet vis tiek vairo, sakykime, spaudimas dar jaučiasi per didelis, bet klausimas, ar čia laikysena, ar balnelis nepakankamai stabilus lopšelis, ar kas dar, ar ne? Tai reikės vertinti jau važiuojant. Ir tada matom, kad labai pakilo vairas ir priartėjo. Tai pasižiūrėsim, ar iš viso įmanoma dabartinę rėmą perkelti šitą poziciją, nes ganėtinai didelis, sakykime, yra skaičiai. Kai mes pasižiūrėsim, ar įmanoma ją perkelti, kokių komponentų tada nuspręsim reikia ir tada, jeigu matysim, kad turim kažkokias tai ribas, kas ant šitą rėmą yra įmanoma, reikia tada nuspręsti, ar keisti rėmą tos pozicijos ieškant, ar keisti fitą dar į kažkokią kitą poziciją. Tai jeigu keisti fitą, tai tikėtina, kad vairą mes turbūt žeminsim ir tolinsim. Ką tai reiškia? Perkelinėsim vėl svorį ant vairo. Tai pristumsim balnelį labiau į priekį ir stumsim vairą truputėlį toliau negu pedalą, tai didės svoris ant vairo. Tai reiškia, kad galbūt fitas, nors jau dabar yra per daug svorio, net ir šitus pokyčius padaręs per daug svorio yra ant vairo, tai galbūt tas svoris, sakykime, padidės ant vairo vien dėl to, kad yra per mažas dviračio rėmas. Per mažas gal nėra teisingas žodis, bet išplanavimas. Šiaip žiūrint, kaip yra agresyvumas dviračio, kuo didesnis skirtumas yra tarp atstumo ir aukščio, tuo dviratis yra labiau atsipalaidavusios geometrijos. Čia matom yra 7 cm. Kokį mes padarėm? Padarėm 20 cm skirtumą tarp aukščio ir vairo. Tai kuo didesnis skirtumas, tuo yra mažiau agresyvi padėtis. Tada kitas dalykas. Aukštis. Kuo aukštis šitas yra panašesnis į vairo, tuo yra irgi mažiau agresyvi. Tai buvo aukščio skirtumas 8 cm, dabar 0. Tai yra daug mažiau agresyvi padėtis kontekstualiai ir, sakykime, susijęs su tuo, kad viršutinio kūno dalis yra stambi ir sunki, ar ne? Perkeliam svorį į balnelį uždedam patogų minkštą, kad jis daug svorio galėtų prilaikyti. Tai ir tikslas toks, kad galėtų žmogus baikpekinti ilgus atstumus važiuoti ir taip toliau. Tai čia yra, sakykime, tokia sėdėsena tokiems tikslams. Tai pažiūrėsim, kas galas. Iš esmės, čia yra mock-upas, kokia turėtų būti dviračio pozicija. Tai mes žinom, kad rankinėlė turi būti tam tikroji koordinačių plokštumo, ar ne, YX. Tai mes uždedam vairą tinkamo pločio ir pastatom rankinėlės ant to vairo, kiek įmanom, patogesnė ir ergonomiškesnė pozicija. Ir tada su šitu, gali išračiau, jeigu noriu nufilmuoti, tokia kaip slaikianti vairo išnaša, mes žiūrim kokiam kampu, kokio ilgio jinai turėtų būti, kad atsidurtų vairas būtent ten, kur mes norim. Tai ir tada, kai tokį mock-upą turim, žinom, kokį vairo išnašą uždėti, kokį vairą ir taip toliau, ir tada visus komponentus galim pritaikyti ant šitą rėmą. Tai jeigu pasižiūrėsim, koks yra vairo išnašas kampas, tai galim eiti prie tos išvados, kad dviračio išplanavimas šiuo atveju, ar ne, yra labiau galbūt lenktyninis, kada vairas yra toliau ir žemiau, svorio centras labiau ant rankų, mes gaunas, kad vairo išnašą turim važiuoti labai stačiai žiūrinčiai į viršų, kad pasiekti to rezultato, kur mes tikimės, ar ne, bikepackingui. Tai galbūt reikėtų tada svarstyti apie kitą rėmą. Jeigu kitas rėmas nėra svarstamas, tada dedasi vairo išnašą kaip ant turistinio dviračio. Ką darysi? Ne visai pasiteisinęs pirkinukas. It is what it is. It is what it is. Pirmas bandymas su visai nauju dviračiu. Šiaip žiauriai gerai. Aš nežinau, ar čia yra skirtumas, ar čia tu man pasakė ar placebo, bet čia mažiau jaučiu negu ant šito. Gal dėl to, kad... Gal. Čia yra to visame sėdėsim, taip? Taip. Tai stumiesi iš krūtinės, rankos pilnai ištiestos, ar ne, alkūnės užrakintas, jokios amortizacijos, ar ne, brakšta nugaras, spaudžia klyną. Turėtų pauzė būti, neturėtų. Tai va. Yra šitas. Tai dabar kita pozicija, viršutinio kūno dalis. Kontekstualiai tempat? Beveik. Ar ne? Dabar esmė, jeigu mes pažiūrėsim, dviratis visiškai nejuda, ar ne? Nes jis yra fiksuotas ant treniruoklių. Pasikeitė tik tai vairo padėtis. Ir kas ta vairo padėtis pasidarė? Krūtinė išliko to pačiu kampu, tiesiog rankos atsipalaidavo. Rankas daugiau svorio ant galinės, ant sėdmenų. Tai truputėlį nusileido balnelio aukštis, bet mes matom, kad buvo per aukštai, nes miniai pasistiebęs, matai, kulnas pakilęs, nusileido.
Tai tiesiog tu siekdavai, jau stiebdavais, ar ne, siekti pedalą. Ir dabar nusileido koja, gal mažiau išsitęsia, bet mes šiandien ir esam to funkcinėse ribose dviračio minimo. Eigoje, beminant daugiau kilometrų, gali kilti balnelio aukštis, nes adaptuojas truputėlį, ar ne? Bet atsipalaiduoja viršutinio kūno dalis, tai matai tavo rankų visą įtampą, kuri buvo, jinai dingo. Taip. Ar ne? Tai va. Ir sakykime, mes vairą turim žiauriai aukštai ir žiauriai arti, bet koks skirtumas. Tau nėra įtampos. Tavo krūtinė toj pačioj vietoj, bet tiesiog nuo rankų įtampą nusėmė. Tai va. Ir tada svorio centras paėjo balnelis į galą, perskėlė truputėlį labiau, nu, ta prasme, visas už pedalų. Ar ne? Nu, bet čia iš koordinačių labiau. Tokia yra idėja. Tai va, ir čia matosi, kiek pasikeitė rankų pozicija. Bet krūtinė išliko labai panašiai. Gal vos labiau gal. Ja, bet, nu, bet nėra taip, mes 6 cm pokytis. Tai čia įsivaizduotum, kad tu važiuoji dabar kaip Olandas ant gulbės, ar ne? Bet iš tikrųjų, nu, tiesiog atsipalaiduoja rankos. Taip, ir aš tokioj pozicijai, kad ir mažiau aerodinamiškesnė, aš galiu išvysti daugiau jėgos ilgesnį laiko tarpą. Jo, tai mažiau aerodinamiškesnė. Mes šitą poziciją čia nėra apie aerodinamiką. Ja. Šita pozicija yra tavo tu, kad tu patogiai važiuotum. Nori važiuoti aerodinamiškai, dedi rankas ant apačios, sulinki alkūnės, kiek iškentėsi joje važiuoti, tiek iškentėsi. Ja. Bet jeigu tu visą laiką važiuoji viršų rankas pasidėjęs su įtampa, koks skirtumas, kaip toli žemai vairas, jeigu tu visą laiką nepatogiai. Tavo viršutinė rankinėlio pozicija turi būti patogiai, kad tu galėtum griūti ant dropų, sulenkti alkūnės ir tenais būtų agresyviai aerodinamiškas. Tai va tenais yra greita pozicija. Čia, kad važiuoji, čia turi būti patogiai. Turi ilsėtis. Tai va. Ir ką žmonės dažnai painėja, tipo maždaug užsidėsiu toli žemai vairą, nežinau, ar aš kadre, esu kadre. Ja. Užsidėsiu toli žemai vairą, blemba, kaip greit važiuoji. Tada priartini vairą. Nu ne, čia kaip turistas važiuoju. Man padarykit, kad toli žemai būtų, kad būčiau greitas. O, dabar greit važiuoju. Oi, ne, nepatogu. Greit. Nepatogu. Nu tai va, tai tiesiog, jeigu jūs norit greit važiuoti, jūs turit krūtinę nuleist. Kad krūtinę nuleist turi dubens mobilumas būti geresnis, koras turi būti stipresnis, užpakalio raumenis stabilizuojantis turi būti geriau dirbti. Viršutinio kūno dalis mažiau čipsų jas turi, ar ne? Tada žemiau ir nusileisit, alkūnės palenkia patys, ar ne? Jeigu jūsų vairas yra toli, rankos yra ištiestos, čia yra tiek daug paviršiaus ploto. Aerodinamiška pozicija, kai alkūnės yra žiauriai sulenktos, o rankos eina palei vėją pozicija. Tai kad toli ir žemai vairas ir kad visą laiką yra žiauriai nepatogu, tai čia tiesiog meškos paslauga ir jokios aerodinamikos. Tai čia mano toksai rantas apie home remedy, kur nori važiuoti greičiau. Tai tiesiog didinat savo įtampą, kontekstualiai nieko greičio nepasidedama. Ką tu darai agresyviai pareidyti? Mini stipriau, daugiau svorio ant pedalų, tai tavo šita pozicija yra tvaresnė. Bet jeigu tu čia visą laiką įtampo jau važiuoji, kankinies, tau ant čia nusileis nesinori. Ne. Tai tu neaerodinamiškai važiuoji, tu visą laiką važiuoji po savo įtampos pozicijai. Turi čia važiuoti su nuleidęs rankas agresyviai pozicijoje, kad jinai būtų tvari. Tai o kiek jinai tvari nuo tas priklauso? Toliau jau kiti dalykai. Fizinis paremtumas. Nu ką, dviratis paruoštas. Jo. Ačiū Pauliui. Profesionaliai padarė paslaugą. Ką, iki greito. Lauksim ko gero sekančių susitikimų, nes dar tam tikri komponentai ateis vėliau. Jo, tai trūksta dar balnakačio, kuris turėtų didesnį offsetą ir pušino atvaira juostą. Ja. Nes dabartinės kurios turi netiko, tai jo kitas atkeliauja ateityje. Normalu, kad kartais komponentus, kadangi tų komponentų yra milijoną jūrų, o reikia, tarkim, vieno specifinio, tiesiog kartais ne visus pavyksta turėti. Tai dabar turėjom vairą išnašą balnelį, balnakočio ir vairo juostos pritrūko. Gerai, ačiū Siklerija dar kartą.